Tai Ventės ragas aplankytas. Galima būtų ir daugiau laiko čia praleisti, tikrai smagiai, bet diena su pabaiga. Todėl reikia varyti toliau. Nelabai gerai, nes range'as 9 kilometrai. Tai neįspūdingas ir čia rodo, kad iki Svencelės 40. Nes reikia važiuoti aplinkui. O tai... O, motociklistai irgi važiuoja, reiškia, aš viską čia gerai dariau. Žmonės turbūt nelabai patenkinti, bet tokia tvarka. Žodžiu, rodo man čia važiuoti kažkaip aplinkui. Aš, aišku, norėčiau važiuoti tiesiai. Ir man naftos nebe tiek jau daug lygia, tai reikia kažkokį planą įraidyti. Nu, bet gražu čia. Vat turėt kokią trobą, poilsiavimui. Fantastika. Jaučiu čia ir pažvejot eitų. Nu, labai gražu. Dar gerai pasisekė su oru, kad ne tas debesys kaboja virš galvos. Na, dabar nenori važiuoti iki Kintų. Galvoju, ko taip vėjas jaučiasi, ogi ausų kamštukų neįsidėjau. Nu, bet čia greičių nebus, tai įdomu bus pavažiuoti ir be kamštaliukų. Prisiminti. Nes šiaip tai tie ausų kamštukai tai daro darbą bele kokį. Ventainė, na taip. Čia namukų tokių neblogų. Žodžiu, reikės kurt planą. Kurt planą, kaip nuvažiuoti tiesiau. Gal ten nėra gatvės. Jeigu ten koks žvirkeliukas, tai dzin, aš pavažiuočiau to žvirkeliuku. Šiaip lauke 15 laipsnių, bet labai normaliai kažkaip. Tai nu vis tiek dar vasaros palikimas jaučiasi. Nu, kai sugalvosiu planą, kaip atsigauti į tą Svencelę, duosiu žinoti. Žodžiu, kaip matote, planas pakrypo netikėtą linkme, bet nuotykių ieškotojo dvasia kažkaip užgimė ir bandau atvažiuoti į Svencelę trumpesniu keliu. Patys matot, koks tas kelias. Šiaip po kol kas kažkokio kriminalo nėra. Aš tik tais biškį pergaunu, kad su terbom važiuoju, tai kad neatsikratytų man ten, bet viskas bus normaliai. Nu, ir aišku, kokio ralisto nesutikti. Ir dėl bulkių, ir dėl to, kad neparsineštų ant 1000 posūkyje. Žodžiu,
Tai va, bet kartais taip nutinka ir viskas čia gerai. Papildomas žavesys ir sutaupysim kilometrų, nes, žodžiu, 30 kilometrų lankstą išeis nuimti, o kadangi mano range'as yra neįspūdingas, o kurmi nepavyko išvengti, tai tie kilometrai gerai, kad man susitaupys ir kitas dalykas laikas, nes aš tikiuosi kažkiek ir laiko sutaupysiu, nes rodo po 7:20 turėčiau būti Svencelėj, o 8 valandą, kiek girdėjau, rezervuotas staliukas, kur kompanija mūsų važiuoja į Beach Bike Festą. Tai reikia sukti smikliai, aišku, ten pavėluot biškį ne problema, būt svarbu davažiuoti. Tai va, ramiai, vaizdingų Pamario miškų ir, manau, atvažiuosim. Kurmi, blėt. Nu, būt gerai davažiuot, nes kaliau į tokią bangą, kad reikia susižiūrėti, ar viskas vietose yra. Aišku, pats irgi biški per drąsiai, bet nu, žodžiu, reikia tikėtis viskas gerai, darba vietai, kuprinė vietai. Nu, priekinės šakės tai kentėjo. Reikia tikėtis, kad nepaleis tepalų už tokius bajerius mano. Pikniko vieta, atrodo neblogai. Kurmi, atrodo, šitas keliukas visai nieko. Ir karts nuo karto po kažkokią belekokią duobę. Tai va, reikia mažiau filmuoti, koncentruotis, kaip įveikti šitą kliūčių ruožą. Atvažiavau, bėsi žino kur. O, naftą gamina, eina savo. Nežinau, ar matysi ten tolumoj. Jėga, Lietuva naftų šalis. Žodžiu, varau čia kažkokiais neaiškiais, dabar šitą pliurzą, tai čia man visai ne į temą. Nu, bet ką darys, jau reikia važiuot. Dar nėra visiškas pribridimas. Tikiuosi nepavirsi visišką pribradimą. Nenorėčiau aš čia kur nors pribrist. Nu, bet ką, valgyti turiu, gert turiu, vaizdas gražus, galėčiau pikninkauti. Bet taip sakant, kaip nors, papikninkausiu gal kitą dieną. Nepatinka, kad čia šlapia, reiškia kažkur lyja, ar lyjo, ar kažkokios intervencijos su lietum yra. Bet rodo 3,1 kilometro iki Svencelės. Tai, nu, kažkur kažkada ten turbūt asfaltas jau atsiras. Dar miške dasivijau, prasilenkiau vieną bičiuką. Supirda kažkokį irgi, toks pats matosi nuotykių dvasenės, matas žmogus tikrai ne vietinis, matas kažkoks turistautojas ir pats nesupranta, kaip jis čia atsidūrė. Nu, bet nieks jam neliepia čia atsidurti. Nu, gal ir liepia. Netolygų kokią žmoną pasiėmė.
Čia toks medinis bajeriukas. Žodžiu, bet vaizdai gražus. Kelias tikiuosi be duobių. Ir reikia tikėtis, nereikės niekur stabdytis staigiai, nes čia jeigu reiktų stabdyti ant tokio, tai be šansų. Nu, bet aišku, čia ir nelėkiu labai. Reikia įsivertinti aplinkybės. Parduoda sklypą. Bet pripažinsiu, žinokit, pabodo čia šitas toks važiavimas. Kažkaip, kai bendras tikslas netoksai buvo, neeksplorinti kažkur ten, kur koks žvyrkelis prie Kintų. Nu, nebuvo tokio tikslo, tai kas čia? Vėl nafta. Išsirink Kuršių marių krantą. Čia jau bus. Okei, mes čia jau Olig Life poilsiavietės davažiuosim. Va, nusiperki kubiką ir poilsiauji. Supratau. Bet kame bairis? Kai čia, nes atrodo, pradžiai reklamuoja gamta, vau, nieko nėra, faina. Ir, nu, tikrai taip. Betgi kai čia pristatys ir privažiuojant tų budulių, kažkas darys šventę, kažkas balių, dar kažką. Ir aš manau, ant galo dainos, kaip jeigu ten privis ten daug hebros. Nieko ten labai jau tokio gero nebus. Bet, nu, reikia tikėtis, aš klystu. Ir viskas bus gerai. Gal bus žmonės labai visi tvarkingi, supratingi ir bardako nedarys. Parduodu namą 8 kvadratų ir kaina neparašyta. Tai dažniausiai, jeigu kaina IPM, tai reiškia, ta kaina bus konkreti. Bet va, gali pažaisti tenisiuką, viską. Gerai tokie dalykai. Ant marių kranto palup tenisiuką. Gerai, bet yra ir Preilui ir Perlaukui, kur tenais yra žiauriai faini teniso kortai, irgi ant marių kranto, nu tik tai iš kitos pusės gaunasi. Bet tikrai įspūdį palieka. Nu ką, išradimas, asfaltas. Nu ir čia va jau ale Lietuvos Venecija. Į savo gali prūdelį, tiksliau į savo štabą gali atplaukti. Nu va, Olig Life, ką tu. Reik važiuoti pasižiūrėti, gal kas ten yra. Lietuvos Venecija, ką tu. Ir kas įdomiausia, vienas bičas žvejoja tam kanale. Nu irgi gerai. Jam reikia, jis ir žvejoja. Žodžiu. Nu jau čia visi puikuojasi, kas turi geresnę valtį. Kas mandresnę valtį turi, Svencelės prieplauka. Nu gerai, ta prieplauka man neįdomu, man reikia tenais, kur kaituoja žmonės. Tų prieplaukų tai čia, kai pats nusipirksiu valtį, va tada atsikavinsiu aš tas prieplaukas. Dabar jau taip kažkaip tiek man nesidomis. Gražu savotiškai, bet tiek. Na, aišku, vaizdai čia kopos matosi, viskas kitam krante, marių. Nice, tikrai. Vienas apėjęs sistemos su kemperiu. Žodžiu, bet visi šitie Olig Life savo baltym naftos kažkur turi gauti, tai tikiuosi deganą kažkur jie čia turi.
Nes be deganų tuo aš pribrisiu ir tikrai ne pagal planą. Nu, bet aš visai čia užsiemu eksplorinimais. O ten galima nuvažiuoti, į Marias įvažiuoti galima su motociklu ten to keliu. Parduoda štabą. Nu, aišku, kas čia savo laiku padarė maklę, tai pasikėlė ant šaibų konkrečiai. Nes va, pristatė štabukų. Kas čia? Gal ten dar kažkur bus. O, čia kempingas ar kažkas. Žodžiu, tyrinėta dvasia jau kaip ir baigia išgaruoti. Jau norėčiau kažkokio progreso. Ir šiaip man dar atsirasti reikia. Gerai, maršrutą dedam iki savo jau galutinės lokacijos. Šiam 8 kilometrai. Nu, jeigu nafta nesibaigs, nesibaigs, man kur čia. Tai normaliai atsivažiuos. O čia aš biškį pafilmuosiu, nes vdrų kažką atsekavo, bus galima užmatyti. Gaila, tik tais neradau tų kaituotojų, matyt reikia atvaryti labiau pasiruošus ir labiau žinoti. Nes jie turbūt turi irgi ten savo ten tą kampelį ir panašiai. Ir vien tas pavadinimas, tai čia yra bendras visos teritorijos. O ne tai būtent to taško, kur ten jie susirenka. Gerai, šmutkės dar vietai. Nu, kas ten parasparniautojas varo. Žodžiu, kažkas atsikratė, rašo tire pressure sensor low. Nu, tai viskas buvo gerai, o dabar low. Tai jau čia ar nebus mano tų va tokių keliukų pasekmes. Čia dar. Nu, reikia neuždryfsint ant posūkio. Blemba tokie, kai būna išvažinėti sunkiosios technikos, tai tas smėlis maltas, permaltas. Jo, va, jau jaučiu ratas mingasą. Nu, bet turim asfaltą. Jau labai geras progresas. Kapinaitės. Daugiabutis, prašau. Nu, biški nuliūdimas, realiai, kad neradau aš ten tų kaituotojų. Ir, nu, bet reikėjo irgi, aš galvojau rasiu, tiesiog važiuosiu ir rasiu. Reikėjo bent jau pagūlinti 2 minutės. Nu, aš tai tiesiog taip naura. Tai reikės gal kitą kartą labiau būti apsišvietų šitoje vietoje. Bet nėra to blogo, kas neišeitų gerą, bus proga dar važiuoti, tyrinėti šitos kraštus, bent jau prie plaukėlės pamačiau, kaip realybėje atrodo. Nu ir dabar, blemba, fuel low, tire pressure low, nu žodžiu, GTR jau baigęs kantrybę. Man yra iki kažko, koks čia miestelis. Nu, aš tikiuosi jau dabar
Labai jau mėgčiau degalinę. Tai žodžiu, 13 km iki Klaipėdos, tai baigėsi mano ekskursijos, jau prieksplorinau. Dabar ramiai važiuoti į Šventąją, įsikurti, kažkaip pailsėti, tikėtis, kad rytoj bus geras oras ir išeis normaliai pažaisti golfą. Ir jeigu žaisim 18 duobučių, tai bus irgi rimtas sportas, tai reikia šiandien per daug jau neužsigazuoti, jau reikės kažkaip užsirecoverint. Aišku, vaizdai čia faini, man labai patinka važiuoti į Šventąją ir būtent saulė leidžiantis, nes po kairę jūrą, po kairę saulę leidžiasi, viskas labai gerai susikroja. Tai va, kažkokioj degaliniai radau naftos, tai galvoju, gal aš jau daugiau ir nebestosiu. Nors žiūrėsiu, jeigu bus dar labai nuotaika, tai gal sustosiu toj pigioj degaliniai prisileist pilną baką, nes po tada nais irgi ta Šventoji. Yra ten degalinė nupezus kažkokia, bet ne 2, ne 10. Čia Klaipėdos kalnas, bet ar čia ne šiukšlių kalnas, bet žodžiu. Jau jaučiasi kažkiek nuovargio tokio, nes, jeigu būtų, kad važiavimas, tai viskas čia okei būtų. Bet čia taip, ten kažką tai. Tai kaip po važiavimui tokiam lengvam, tai jau jaučiasi, kad jau šiek tiek pavažiuota, jau norėtųsi skanaus maistelio ir savo ramiai vakaroti. Tai toks update'as, pafilmuosiu nebent gražių vaizdų. Gražus vaizdai, bet ir kaipgi be lietaus. Tai aišku, čia to lietum gal nepavadinsiu, nes tiesiog keli lašai randam krenta. Saulė šviečia, o lašai krenta. Tai va, dabar jau toks chill, pakruizinimas. Čiagi sektorinis, sektorinė, niekur nenuvažiuosi. Biški galėtų tas lietutis ir atgaivinti. Aišku, čia to lietučių gal matot. Kužangė kažkiek slapia, bet neįspūdinga ir aš nemanau, kad čia labai jau pradės pilti. Saulė šviečia. Nors visko būna, bet šį kartą kažkaip nemanau. Va ir gražiusis keliukas. Fainai čia tie medeliai. Saulytė, jeigu būtų dar biški žemiau, būtų dar gražiau, bet yra kaip yra ir tai labai viskas gerai ir gražiai. Tai va, reikės gal dar net išeis spėti Saulytę pležiukę palydėti. Nors čia turbūt nebelabai, bet maža ką. Aišku, čia sektorinis, aš čia labai kažkaip įsigazavęs reikia. Reikia kažkaip čia užtaupyti laiko dabar. Tai va, tokia ta motociklizmo romantika.
Nu va, kaip matosi, saulėlydžio norai nuplaukė, bet jau va pati šventoji. Šiandien ketvirtadienis, tai vis tiek motociklų dar nebus čia tiek daug. Vis tiek penktadienį vakare jau prasideda visas judėjimas ir ūžesys. Rami ta šventoji atrodo. Va, vienas kitas motociklininkas. O aš varau pasidėti daiktus, nevažinėti apsikrovus labai. Ir tada pažiūrėti vis tiek ką chebrytę, ką jūrą ir panašiai. Mocas palengvintas, šmutkių pasidėta, biškį šilčiau apsirengta, nes vis tiek prie jūros vakariukas ir dar šį vasarą nelabai lepina dideliais karščiais. Nu ir žiūrėti kas vyksta, kokie reikalai. Kaip šventoji juda, ar motociklininkai jau atvažiavę. Mūsų chebrytė nuo 8 iki 9 nusivėlino, tai man pats tas niekur nereikės skubėti. Taip jau būna kartais su motociklais. Ir ten, ir tas, ir ne visad gaunasi jau visiškai palei planą. Nu, šventoji yra kokie 3 žmonės. Sakė, čia per žolinės buvo žiaurų, neįmanoma praeiti. Nu, po to reikės nuvažiuoti iki scenos dabar. Biškį ne tas, ačiū. Nu ir aišku, reikėjo nueiti prie jūros. Labai daug matosi. Nieko nesimato. Reikia neįbristi į jūrą tiktai. Prie ženklo. Vykdai kas ženklo. Pažiūrėti, kas čia, kaip čia, ką čia. Nu, bet aišku, tokiu metu viskas čia jau balis baigtas. Šiandien penktadienis. Naktį blemba buvo bele kokia audra, nulijo gerai. Bet oriukas toks pem ant pem, visai nieko, nu, nelyja jau, ta prasme, daugiau negu pem reiškia. Ganėtinai gaivu, bet, nu, viskas normaliai. Šiandieną pas mane pramogos tokios ne visai motociklinės, šiandien užsimsim sportu. Tai pavažiuoti nebent vakare, pažiūrėti kaip scena, kaip kas. Reikia tikėtis, čia nėra matuoklio.
Golfo meistrai. Varom. Niekaip negaunu. Nu ką, vėl ant motociklo. Rimtas sportas įvyko. Šiaip ne juokai. Kiek ten 4 valandas. Tai energijas išsunkia konkrečiai. Ten kažkur lyja, negerai. Gal kažkaip apslenksim. Pastebėjimas, kad Statoilo kavutė vis tiek geriausia. Ir padeda atsigaivinti. O atsigaivinti padeda ir oras, nes bando įsiūlyti lietutį. Nors ir lietutis varau, nusiplausiu mocą, visgi šventė, reikia, kad mocus bent kiek tvarkingiau atrodytų. Gerai, kadangi lietutis, tai nėra eilių. Tikiuosi, čia kapeikas priims. Su terbom plausim, nu ir nieko. Nors stikliukas aukščiausiai padėti, kad pasiektų biškį musyną. Nu bent šitą terbukę nuimkim, telefoną nuimkim. Ir pirmin. Nes mocas murzinas konkrečiai. Labai gerai pasilikti ant centrinės kojelės ir neutralo, nes galima ratą va taip pat pasivežti ir bent geriau išplauti. Nu, su priekiniu jau taip nepavyksta. Reikia dažniau plauti, pavadinkim. Nu, daug čia tų putų kaip už 5 centų. Nenoriu jau taip labai jau visą išvaryti, nes bus reikalų. Instrukcija, kaip kolchoznai plauti motociklą. Nu, te gal biškį pavarva. Tik niekaip nesuprantu su tuo stikliuku. Su šituo, va, ta, iš čia kažką gerą daro ar ne. Šiaip nepatinka, kad pas GTR šitas stiklas biškį linguoja ir kai linguoja, jisai sudaro gūsius tokius. Kažkaip nepagalvota kažkas iki galo. Nu, pabandom biškį su milteliais. Museliokus nuplauti. Aišku, blemba, apsitaškys visas motas, bet nu ką darys, reikia. Grožį nuplaut. Gerai, ir bandom.
Va taip, negaili, nes jeigu mocas plaunant po plovimo neužsikūrė, tai kažkas jam yra blogai. Turi mocas nebijot plovimo visaip. Nu ir bus jau į daiktą panašu. Aišku, blemba stikliukas ant tiek, kad net iš vidaus prisigaudęs vabalų. Ir pabandyti tą tarpuką kažkaip. Nes kažkaip čia pigiai tą plovyklą. 2 eurų, aš čia jau blemba pabodo man skalbt. Tai ko bijau, kad čia nėra nupūtimo. Nu nieko, pasiėmiau servetką iš deganų, sėdynę nusisausinsiu ir užteks. Vis tiek, jeigu čia toks oras, galimybė sulyt nebloga. O, žiūrėk, gal arti nevažiuot, bet labai taškas. O, kur minėjo, smagumas. Nu, bet tikrai nesidėsiu, aš jau jokios aprangos dėl tiek. O, lyg ir pagerėja. Tai va, penktadienio vakaras, pagrindinė diena festivalio, kaip suprantu. Galima bus pažiūrėti, kaip ten viskas juda, kaip prie scenos. Kokie reikalai ir panašiai. Motociklininkų daugėja. Gerai, taip ir turi būti. Nu, bet ne biznis, čia lenktina, čia daugiau mocijų iš mazos. Kažką aplenks. Iš paskui manęs motociklininkas važiuoja. Jisai gal sugalvos kokią nors manevrą. Aš tai jau dingiu. Šiaip žiauriai nusikaliau blemba. Golfą atlupti 18 dabučių 4 ten su kažkiek valandos. Ir stengiantis tipo, nu, yra reikalų, sportas konkretus, tai realiai tas pats, kas 4 valandas ant moco prabūti. Panašus nuovargio pojūtis, kad kaip ir keistai beskambėtų. Aišku, ten gal pro ar panašiai, kai ten pripratę jiems gal ten nysti, bet ir tai čia su mašinėlė dar. Jeigu būtų reikėję be mašinėlės visą tą lauką vaikščioti, ten 10 km ar kiek. 11 dar km. Tai, nu, būtų reikalai. Tai žodžiu, va, kaip atrodo, kad pensininkierių sportas, bet nori, nenori yra ką veikti. Tai va, nu, dabar čia taip pat stikliuką atplaukia, nieko nesimato, tai taip ramiai ir važiuosiu iki Šventosios. Oras lygtais išsiblaivė. Įdomu pažiūrėti
penktadienį 7:30. Kaip juda Šventoji. Ar yra tų motociklininkų, ar jie pabūgo oro. Nors aišku, nebaisus šitas oras, bet vis tiek aišku, kas iš toliau važiuoja, tai gal įsivertina, kad tai gal ne taip faina bus ir panašiai. Opa. Jam reikėjo prieš eismą. Čia matyti vietinis. Jisai žino, kaip normaliai prasisukti. Kaip fainai vaikiukai va paprašė. Negi gaila. Ir jo happy akytės viską pasakė. Nu, prie scenos jau muzikuoja. Prie scenos jau duoda muzikos. Keista, kad čia mašinas kažkaip leido parkuoti. Kažkaip durnai anksčiau neleisdavo, tai labai faina, čia mocų būdavo visur pristatyta. O kur dabar mocų parkingas? O, vienkės aparatas jau drožė. Mergaitė, kad duoda. O tai čia mocų parkingas, bet jį važiuoti negalim. Nu, tai kaip čia suprasti? Padarysiu gal bairį trumpai apeiti. Pažiūrėti su kokiais mocais hebra. Ne, nu negalima ten įvažiuoti, galima čia. Ot problema. Mocai. Ir kriaušė. Ko slupsi kriaušė? Hebra. Va, normaliai tūliukus pasidėję, kad nenumyštų kampų visų. RSV Futura. Va, raritetas. Tuo nuo Aprilijos grįžta į madą. Žodžiu, dabar tai ne... Gal dar ne laikas. Nu, tų mocų neatrodo čia tame parkinge, kad būtų sausankirša, jeigu taip atvirai. CBR'as. F4i. Purškiminis CBR'as litras. Čioperių Goldwingų. Šiaip įdomumai pažiūrėti, su kuo juda hebra. Net Hornetas daklibėjo iki čia. Ir liūko iškova su apsauga filtrui, kad neprilytų. Pasiruošę. Viens kitras birtvininkystas. VFR'as. Cross Towereris. Irgi interesnis aparatas. Nu ir Harley ir panašiai. Nu, aišku, Goldwingai. Gerulis mocas. Tik toks įdomumas. Kažkaip adventuristų nedaug. Nedatraukia savo. Nu, yra viena kita Afrika, bet... Žodžiu, tokius festus, ar kaip čia pavadinti,
Goldvingistai mėgsta. Jiems patogu ir smagu turbūt. Nu, po to gal reikės dar apeiti sceną ir kitus reikalus. Bet šiaip iš tiesų tai biški toks man nustebimas tų mocų, nu. Aišku, čia gal mano noras, bet norėtųsi daugiau. Aišku, čia vakare visas tas ošimas bus. Oi, blema, nu aš nuploviau GTR, bet vėl visas iššūdino per lietų pavažiavęs. Nu ir ką daryti? Nu nieko nepadarys. Tai va, lauksim vakaro programos. Okei. Šiandien yra šeštadienis. Kaip parašyta programai, pagrindinė diena. Tai pasižiūrėti, kas čia vyksta per pagrindinę dieną. Šiaip oras nelepina, 15 laipsnių, tai, nu, turint omeny kaip vasara, tai nori, nenori, kaip vasara biški jau taip mažokai, pavadinkim. Vėjo gūsiai geri. Žodžiu, pasideginti per šį Beach Bike Festą nelabai. Nu, aš va pasiėmiau plafkės, viską galvojau ir prie jūros pabūt. Nu, ne šį kartą. Žiūriu, kaip be to stikliuko, gal net blogiau. Tai va, šiandien šeštadienis ir šiandien bus paradas. Aišku, tame parade dalyvaut kažkokios didelės labai jau prasmės ar reikalo kaip ir nėra, bet iš kitos pusės, nugi visgi šventė viską, šiaip neprisimenu, kada kokiai kolonai motociklų važiavau. Tai galvoju, šiais metais gal reikia suvažiuoti. Vis tiek jau mocų, aš manau, nebus jau tiek daug, tai kažkam reikiagi palaikyti judėjimą. Nu, bet va, mocų daugėja.